3 Play video klipą pristatyti kviesiu žmogų, kurį švelniai norėčiau pakviesti Justuku, bet padarysiu tai vis tiek oficialiai, visgi žmogus su kaklaraiščiu ir puikiai parodijuoja šiandien čia nesantį Sel. Justinas Jankevičius. Justinai, jūsų kelnės per trumpos. Labas vakaras. Jūs pats per trumpas. Ačiū Jums labai. Prieš tai visiems, kas manęs nepažįsta, aš esu Justinas Jankevičius, aš esu žmogus dovanojęs antrąją Roko Žilinsko kadenciją Petrui Gražuliui. Ir nors šis pokštas pirmą kartą nuskambėjo prieš 6 metus, prie manęs vis dar dabar prieina žmonės ir sako, ei, padaryk Roką Žilinską. Aš visą laiką sakau, labai ačiū, bet aš girdėjau, jau jisai turi vaikiną. Tačiau man yra neišpasakytai malonu būti čia Kaune, ypač turint omeny, kad aš esu pats Vilnietis, tikras Vilnietis, gimęs ir augęs. Taip, ir aš dabar girdžiu, kaip žmonės... Ačiū. Justinai, jūs nakvosite Kaune šiąnakt? Taip, tai bus viena iš šlovingesnių Portugalo nakvynių Kaune. Nakvosite ne viešbutyje. Aš labai džiaugiuosi, kad aš esu čia vien tik tai dėl to, kad man labai smagu matyti, kaip kauniečiai labai smarkiai myli Kauną. Tai yra labai gražu. Kauniečiai myli Kauną taip, kaip Vilniečiai niekada nemylės Lenkijos. Ir dėl to, kad aš paskutinius 2 metus Kaune praleidžiu bent po 2-3 dienas savaitėje, aš galiu net to nesigėdamas pasakyti, kad aš įsimylėjau Kauną. Ir aš nesuprantu, kodėl mes Vilniečiai ir jūs Kauniečiai pykstamės, neršiame. Iš tiesų, Kauniečiai ir Vilniečiai turėtų draugauti. Ir Kauniečiai turėtų, aš kaip pažinau, Kauniečiai turi kuo didžiuotis. Jie turi fantastišką miestą. Jeigu galima, gal galite padaryti triukšmo tie, kurie yra gimę, augę ir save laiko kauniečiais? Toks vaizdas, Justinai, kad ruošiatės į politiką. Juokauju, aš tik tai norėjau pažiūrėti, kur jūs lopai sėdit.